klasika, ta higiena. Kas tau moka atlyginimą? Man svarbu, kad kiekvienas žinotų, kas jam moka atlyginimą. O va šitas mane rodo, tai bus verslininkas. Bet tada jinai turėjo omeny, kad, toks kažkoks žudikas, blogis, žinai, toks, ta prasme, blogietis. Aš galvoju, aha, aš tau parodysiu. Tai iš tikrųjų aš dabar esu tame etape, mokausi, darau, praktiškai visą gyvenimą mokausi būti vadovu. Tai visą laiką pasimokyti iš pradžių. Iš pradžių netingėkit, nueikit, padirbkit samdomą darbą. Kaip bet kokią veiklą paversti verslu. Šiandien Workland studijoje turime svečių Jurgis Adamavičius. Jurgi, kaip turėčiau tave pristatyti? Aš esu sportininkas, bet to pačio tokio konkurencingiausio sporto tai yra verslo. Tai iš tikrųjų verslas, mano verslas yra transporte. Ir be verslo dar papildomai turiu kelis papildomus užsiėmimus. Tai hobius, gal pomėgius, tai yra YouTube'as. Ir automobilių sportas, tai yra žiedinės lenktynės. Aš pasidomėjau ir aš radau tokius skaičius, kad iš viso virš 400 darbuotojų ir mes jau esame kalbėję, kad tiesiogiai vadovauja 26 žmonėms, kurie yra per 12 kompanijų. Gali papasakoti ir pasidalinti, man atrodo, tai misija neįmanoma. Iš tikrųjų, tai čia labai ta misija įmanoma ir tu veikia gal ne taip gerai, kaip aš norėčiau, kad veiktų, bet pagrindinis verslas tai yra įmonė Bunasta, tai yra muitinės tarpininko įmonė, kuri išaugo iš pradžių iš transporto įmonės, tai yra transporto įmonių vežėjų atstovavimas muitiniai, deklaravimas, dirbam 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus ir 24 valandas per parą, dėl to tiek yra daug žmonių vieno įmonėje. Nuo 2010 metų, sakyčiau, taip aktyviai pradėjau dairytis į kitas įmonės, kurios yra susijęs su transportu, kadangi gerai žinojau klientus, žinojau jų problematiką, pradėjau investuoti į įvairius startupus, bet aš vadinamas tas smart investuotojas. Tai yra, kur ateinu su savo žiniom, su savo patirtim, su savo klientų ratu. Tai dėl to mano tie visi verslai yra aplink transportą ir susiję su jo skaitmenizavimu, efektyvinimu ar kažkokių problemų sprendimu ir ten taip toliau ir panašiai. Į visas šitas įmonės aš investuoju arba pinigus, arba laiką. Skirtingas akcijų dalis aš ten turiu. Ten, tarkim, yra įmonės Padlaitas, tai jinai veikia ten Amerikos rinkoje, tai ten yra mažesnė mano dalis, aš kaip verslo angelas, ten yra 70 Ventures fondas ir dar yra kita didelė IT įmonė, yra Cargo Science startuolis, ar ne, kuriam aš esu tik tai 10% akcininkas, tai labiau yra mano idėja, mano mentoriavimas ir kiti dalykai, mažiau gal pinigų. Yra Trevio projektas, kuris skaitmenizuoja muitinės tarpininko aplamai veiklą. Tai yra tiek smulkių siuntų, tiek mums įprastų business to business siuntų. Tai ten yra didelė mano dalis akcijų, mes ten darom dviese su partneriu, jisai vadovauja tai kompanijai, aš daugiau finansuoju ir daugiau mentoriauju. Tai čia taip galėčiau neužsičiaupdamas, nes yra dalis, kaip čia sakant, yra software'as, yra hardware'as. Tai jeigu tu nori vykdyti muitinės tarpininko veiklą, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai tu turi sudaryti įmonę Vokietijoje, turėti ten įmonės vadovą, turėti muitinės tarpininkus ir taip toliau. Tai Bunasta vien tik tai 7 šalis, tai Evija po truputį vejasi. Tai taip ir keliaujam su tais darbuotojais ir tiesioginiais. Labai iš tikrųjų norisi, kad mano kolektyvas augtų, kažkas po truputį nuiminėtų nuo manęs tą krūvį, nes krūvis tikrai labai didelis. Ir tai, aišku, lemia ir mano tą visą dienotvarkę ir tą gyvenimo būdą. O kaip pasirenki žmonės į savo komandą? Ar turi kokių kriterijų ypatingų? Čia tai tikriausiai aš esu suvalgęs, nežinau, ne pūdą, o toną druskos, nes turėjau ir visokių klaidų ir gerų žmonės, bet netinkamų laikų samdžiau ir tinkamų žmonės netinkamų laikų samdžiau. Tai iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, aš stengiuosi dabar atsirinkti pagal vertybės. Čia kaip tik turit kaimyną Ilija, tai jisai mane kartą sakė, it's all about people, žinai, pirmiausia yra žmogus, o paskui jau ten yra jo verslo idėja, jo galimybės ir taip toliau. Tik tai bėda, kad tu paskui nebespėjai tų žmogum įmokyti, coachinti, perduoti savo vertybės ir taip toliau. Tai čia jau yra kita mūsų vadovų kasdienybė ir problematika. Bet pagal kokias vertybės renkėsi žmonės? Aš esu pats labai atsakingas, labai noriu atsakingumo. Labai noriu rūpestingumo ir pagalvojimo ne tik tai apie save, tokio savanaudiškumo, bet ir apie klientą. Pagalvok tu apie jį, kas jam bus, jeigu mes to nepadarysim dabar, čia ir dabar. Kai visą laiką sakau, stenkimės viską daryti mūsų versluose, kad kroviniai klientus pasiektų vieną dieną anksčiau. Kaip ir ne mes susiję, ne mes vežam, mūsų klientai veža ir įvairiuose startupuose veža.
Bet iš tikrųjų mes labai didelę įtaką darom, kada tas krovinys bus ir kaip jisai greitai sieną kirs, kokią jisai garantiją turės, ar turės kažkokių papildomų klausimų ar ne. Tai vat ta vertybė pasirūpink, būk atsakingas, man atrodo pati svarbiausia. Kai vadovas samdo kolegas, darbuotojus, jisai perka jų laiką. Bet kai darbuotojas ateina pas vadovą, kiek jis gali tikėtis Jurgio laiko savo? Iš tikrųjų, labai pradžioj pokalbio įvardinai, kiek aš turiu tų atsakomybių ir kiek aš turiu vien tik tai one-on-one, nekalbėkam apie bendrus susirinkimus, tai iš tikrųjų aš to laiko skiriu per mažai, dėl to kenčia mano įmonių rezultatai ir kokybė. Bet aš suprantu, kad iš pradžių reikia pasigaminti tą meškerę ar kastuvą, o paskui tik tai išsikasti tą jau šulinį ar ten upę ir jos vagą kokio ten dydžio. Tai iš tikrųjų aš dabar esu tame etape, mokausi, darau, praktiškai visą gyvenimą mokausi būti vadovu. Aš esu labai geras entrepreneris, labai matau geras galimybės, lengvai startuoju, lengvai susitariu su žmonėm, bet labai sunkiai sekėsi man vadovauti kompanijai. Aš esu investavęs labai daug pinigų, labai daug laiko, kad tapti pats vadovu, nes suprantu, kad iš tikrųjų niekas šiuo metu kitas geriau už mane, ypač kai įmonė susiduria su krize, o transporto sektorius šiuo metu susiduria su krize, tiek geopolitinė situacija, tiek lėtėjanti ekonomika. Mes dabar turim dirbti daug, aktyviai ir ne visą laiką pagal instrukciją. Yra krizės gyvenime, yra versle. O kaip jos sprendžiamas versle? Kokie pirmi 3 dalykai, kuriuos būtina padaryti? Pirmas dalykas, tai jeigu yra krizė ir yra jinai susijusi su klientų netikimų, tai aišku, pardavimai. Antras dalykas - kaštų taupimas, o trečias dalykas - tai darbuotojai. Skamba kaip ir klasika. O ką reiškia darbuotojai? Iš tikrųjų, tai krizės metu labai dažnai įmonės nukraujuoja ir dažnai nukraujuoja pačiais geriausiais darbuotojais ir dažniausiai ne dėl to, kad jie neišgali išmokėti jiem ten tų atitinkamo lygmens atlyginimų, nes labai retai atlyginimas ar tie pinigai motyvuoja kiti dalykai. Tiesiog krizės metu vadovai nugrimsta į kažkokių problemų sprendimą, gaisrų gesinimą ir pamiršta tuos žmonės, kurie galbūt komandai galėtų būti suburti ir sakyti, hebra, eikim kartu ir išspręskim. Tai aš dabar pagrindę tą ir darau. Dabar šitam aš esu geras lyderis, galbūt prastas kontroliuotojas, prastas ten baudėjas, bet įkvėpėjas esu geras, tai suburiu savo komandą ir sakai, hebra, mes turim dabar spręsti šitą problemą susidariusią, turim daugiau paskambinti, turim daugiau nuvažiuoti, turim daugiau dėl kliento padaryti, nes šiuo metu, rinka yra klientų. O kiek žmonės gali, dirbdami su tavim, tikėtis to dėmesio, to coachimo, to inspiracijos, pagalbos? Aš gal pasakysiu, kad aš nežinau, ar visi to nori. Čia, tikėtis, taip aš turiu, ir aš net taip einu į susitikimą, pavyzdžiui, turim Anglijoje, Bunasta turi filialą, ir ten yra Anglijos vadovas, jis yra nepavaldus man tiesiogiai, aš taip ir vadinu. Mes kiekvieną penktadienį 1,5 valandos susijungiam online, sakau, čia yra coachingo sesija. Aš tau nesiūlau sprendimų, aš tau nenurodau, kaip tau daryti. Aš tau tik tai padedu susimastyti, ką galėtumėm padaryti. Ten pradedant nuo proof of address, nes ten pervažiavo dabar vėl pasikeitė vadovai, pervažiavo lietuvis į Angliją, tai yra labai didelis ir sudėtingas procesas įdarbinimo, kurį ten irgi praėjom labai sudėtingai. Bet ten iki elementarių dalykų diskutuojam. Kur tiesioginiam vadovui neužtenka kompetencijos, jis koncentravęs į paslaugas, į užduotis, į muitinę, o kad tiesiog su žmogum reikia pakalbėti ir sugalvoti, kaip jam reikia pasidaryti tą proof address, tai kas gali kitas padaryti? Savininkas, kuris atsakingas už savo verslą. Tai čia nori ir priima. Bet yra krūva žmonių, kur paskui tai lygtai sako, kad vadovas apie mano tiesioginį vadovą, man čia davė kažkokių užduočių. Tai ne, aš kaip tik nesu tas, kur noriu užduočių. Aš nenoriu daugiau nenoriu nei užduočių duoti, nei noriu nei duoti kontrolės, nei noriu prisimti atsakomybės. Tačiau taip kartais yra priima. Tai ne faktas, kad nori, bet su kiekvienu darbuotoju labai norėčiau bent jau kas valandą pasikalbėti su savo tiesiogiai pavaldžiu, nors aš lygiai taip pat kalbuosi ir su tuo, kuris yra vykdytas. Nes man jo emocinė būklė, man jo supratimas, ką jisai daro. Tai žinai, kaip tu sakai, klasika, ta higiena, kas tau moka atlyginimą? Man svarbu, kad kiekvienas žinotų, kas jam moka atlyginimą. Vat net tas. O grįžtant prie klausimų, kurias užduodi kaip coacheris, kokie tai yra konkrečiai klausimai? Aš pats nemažai coachingo turiu ir iš labai skirtingų žmonių. Kažkas susijęs su vadovavimu, kažkas yra susijęs su, kaip čia kažkas. Saulius Jovaišas yra mano senas draugas ir coacheris yra susijęs su vadovavimu ir ten turim dar tikrą valdybą, kuri taip pat irgi man padeda.
Šarūnas Rapalis man padeda kažkiek su pardavimais, aš pasikalbu ir su kitais žmonėmis, bet aš ką turiu omeny, kad ten labai paprastai įsigrynina. Tai žinai, ką, kada ir ką reikia padaryti, kad tu padarytum. Bet neskamba kaip coachingas. O kaip tas klausimas, viskas yra apie teisingus klausimus. Tai kokie yra teisingi klausimai, kurie verčia susimastyti? Kodėl tau apsimoka tai padaryti? Arba kodėl tau neapsimoka to nepadaryti? Tai yra pats svarbiausias klausimas. Mesgi kalbam su vadovais, ar ne? Mesgi darom šitą podcastą tiem, kurie nori pasiekti, ar ne? Tai svarbiausia išsiaiškinti, kam jam apsimoka. Mano coachingo sesijos, taip, jos yra savanaudiškos, aš esu nukreipęs jas į rezultatą. Be abejo, rezultatas priklauso ir nuo to žmogaus, kaip čia, savimonės, išprusimo, akiračio išplėtimo, ar ne, bet vis tiek tie mano coachingo sesijos eina proaktyviai nukreiptos į mano verslo rezultatus. Ašgi nesprendžiu jam, kaip ten nusipirkti gerą automobilį lizingo, ar kaip ten sudominti kokią anglę jo ten grožį. Mes kalbamės apie darbo klausimus. Jam proof of address trukdo vykdyti jo tiesioginių pareigų ir jam užima dalį darbo laiko. Tai ką aš galiu padaryti, kad tu padarytum ir kodėl tau neapsimoko to nepadaryti. Na ir tada žmogus įsigrynė, sako, tikrai, taigi man reikės važiuoti atgal į Lietuvą, tai reikės ieškoti darbo, aš vadovas, aš čia pats savo vienas atsakingas, faina, beveik verslą turiu savo. O pats iš kokių literatūros, iš knygų, iš seminarų semiesi patirties? Aš labai ilgą laiką vadovavimo mokiausi iš Aleksandro Friedmano. Aš kadangi gerai esu įvaldęs rusų kalbą, kažkada tai labai pradžioj verslo, kokiais 2007 metais ieškojau informacijos, nesigauna. Ir tas nesigauna, ir tas nesigauna, ir tas nesigauna. Ir suprantu, kad žmonių neįgalinu. Vienas darau, vat kaip komanda, ten jau tada buvo gal 40 darbuotojų, nieko nepasidaro. Ir tada aš į Dubę atradau Aleksandrą Friedmaną, pradėjau jo domėtis, radau seminarą Rygoj, pradėjau važinėti, tada jis yra prirašęs krūvą knygų, man tiko tuo momentu jo valdymo metodai, dabar jie visiškai nebetinka, nes mes jau esame labai nužengę priekį į Europą, ten daugiau tokia grįžtesnis vadovavimas ir ypač kai aš pradėjau eiti į Lenkiją, Angliją, Vokietiją, keičiasi, ten jau visai kitas valdymo būdas, ar ne? Tai čia vienas metodas, paskui atsirado mano gyvenime Saulius Jovaišas, ar ne, tai jo ten boso valanda, ar ne, pati tokia elementariausia knyga, kur tikriausiai reikėtų vadovui pradėti nuo higienos, nuo elementarių dalykų, ar ne, ten, ar įpročio gale, nes kas yra vadovavimas? Vadovavimas tai yra tiesiog ką lyderis užkūrė, įdėti į laiko terminus ir geriausia būtų žingsnius ir kad būtų galima atsekti, ar tie žingsniai yra įgyvendinami. Tai vetsit. Bet kaip po velniai sunku tą padaryti. O ar jauti tokį spaudimą, kad reikia pačiam būti labai tobulu? Jaučiu. Ir dabar krizės akivaizdoje vėlgi, aš vėl turiu visai būti kitoks. Ir reikia keistis ir aš vėl grįžau prie vadovavimo, nes nuo pačios didžiausios kompanijos vadovavimo buvau nuėjęs į šoną, daugiau užsiėmiau asociacijos veiklą, nes turim dar kaip transporto sektoriaus tam tikrą prasme lyderiai būdami dar įkūrėm asociaciją, subūrėm virš 100 narių, tai buvau atsitraukęs prie daugiau tokios visuomeninės veiklos. Teko man grįžti į verslą ir man dabar sugrįžus, dalis jau darbuotojų yra naujos vadovės atrinktų, man su jais visai kitaip dirbti ir man labai reikia keistis. Aš labai turiu pakeisti savo susirinkimų vedimo būdą, savo prašymą ir net savo tą tokį vadinamą, kaip čia, lyderiavimą gal irgi turiu tam tikrą prasme keisti, kad vėl nebūtų kažkokių nesusipratimų ar nebūtų rezultatų. Tai mokytis ir dar kartą mokytis. Man atrodo, jeigu tu pasirinki būti vadovu, tai tu negali eiti, nes pas mus visą laiką būna kažkokios turbulencijos. Bent jau, kaip čia ekonomikoje sako, 7 metai, aš manau, kad versle kas 3 metai kaip minimum ir nesvarbu, ar pas tave yra gerai, nes kartais būna tu labai gerai performini vienoje vietoje, bet pavyzdžiui blogai deliverini, ar ne, ar ten tiesiog pardavimai eina, o pristatymas stringa, arba atvirkščiai. Kaip atrodo apskritai diena? Kiek yra suplanuotų tikslių veiksmų, kiek yra paliekama laisvės? Laisvės visai nepaliekama, nes automatiškai, kai yra ta komanda, tai tos komandos one-on-one arba savaitiniai susirinkimai skirtingose versluose jau atsigula į mano kalendorių. Ir jeigu tai pasižiūrėti, tai mano kalendoriui lieka kelios valandos padirbėti ties elektroniniu paštu, ties kažkokiais atsakymais, ties kažkokiais apmąstymais ir dar dažnai jos pavagia. Tai aš labai džiaugiuosi, kaip naudojantis Outlooko programą atsirado toksai focus time'as, kuris įdėtas. Tai aš jau to focus time'o stengiuosi niekada niekam neatiduoti ir nepadovanoti, jisai man yra kaip tokia, dovana, kad įdėti.
Ir aišku, būna tokių atvejų, ten, pavyzdžiui, pavėluoja lėktuvą, neįskrendi kažkokią komandiruotę, ar ten atšaukia kažkokį susitikimą, tai aš vadinu tas padovanotos valandos. Jos man taip reikalingos, man jų taip trūksta, jos man tiesiog įsisprendžia. Tai reiškia, prasidėjus nuo to, kas yra privaloma, tai yra one-on-one, savaitiniai susirinkimai, tada atsiranda kažkokie tai aktyvūs, proaktyvūs veiksmai, nes aš padedu savo komandai ir pardavimuose, padedu savo komandai ir plėtroj, nes vizitavimas man daug laiko suvalgo labai važinėjimai. Dažniausiai tada važinėjimus nukeliu į rytinę arba naktinę dienos dalį, kad nesigadintų laikas. Bandžiau važinėti su vairuotoju, nes atrodo labai daug laiko padovanotų, bet tiesiog negaliu dirbti. Mane ten supa, aš nejaučiu kontroliuojantį situacijos, per lėtai jisai man važiuoja. Nu, ir jo, tai aš iš tikrųjų pats važiuoju, tai dažniausiai aš pradedu 5 ryto ir baigiu ten 5 ryto kartais. Bet taip ir jaučiu, kad ar nebūna tokių pervargimo duobių iš viso, kai pabosta viskas? Pervargimo duobės atsiranda, kai tu darai ir nėra to endorfino, nėra to rezultato. Ačiū mano galvai, ar mano įpročiam, ar mano būdui, kad pas mane atsirado pakankamai kitų smulkių veiklų. Nu, pavyzdžiui, ten atsirado, nufilmavom YouTube video, sumontavom, įdėjom į kanalą, bumt, geros peržiūros, lop, endorfinai, ar ne? Nu, ta prasme, o tu ten darai, pardavimus, turi krūvą veiksmų, nu, kaip nėra pardavimų, taip nėra, ne? Tai gelbėja, kad yra paraleliai kažkokių smulkių projektų ir aišku, dėkingumas ir džiaugsmas iš tų smulkių projektų. Tai, nu, mane ten džiugina, gelbėja. Nepavadinčiau aš labai smulkių projektų. Virš 3 milijonų peržiūrų per visą YouTube istoriją, kiek jau teko daryti. Nuo pradžio nuo 17 metų, teisingai? Aš net nepamenu. Reikėtų atsidaryti, turiu ten tą YouTube studiją ir galėčiau pasakyti. Nuo 17 metų gruodžio 9 dienos. Ja. Pakankamai ilgai. O kaip prasidėjo? Vat, žmogus dirba rimtą darbą ir staiga jam taip idėja, darys YouTube kanalą. Kaip? Oi ne, tai idėja, jeigu ten ta data 2017, tai idėja tai buvo daug anksčiau. Aš savo pirmą verslą padariau 15,5 metų, man sausio yra 15, tai aš dariau vasaros metu, tai man 15,6 mėnesiai buvo, ar ne, amžiaus. Tai jau tuo metu man darant, aš supratau, kad kiti žmonės nenori tau padėti ir nieko nenori pasidalinti. Ir ypač sako, kad tai yra būdinga mūsų kraštam. Tai yra, nepasako tų shortcutų. Ir aš ten tikrai turėjau labai gerą laiką, bet neteisingai suplanuota vieta, neteisingai suplanuota strategija, kur žmonės tikriausiai su patirtim galėjo patarti ir jinai būtų atnešus gal sėkmę, gal aš būčiau visai kitam dabar IT sektoriui ir būčiau visai kitą verslą turėjęs. O galėjai vardinti, kas tai? Aš grįžęs iš Prancūzijos nusikopijau, kad man Alytuje reikia turėti interneto kavinę. Aš nesupratau, kad Alytuje tai nėra tiek turistų, kiek yra Prancūzijoje. Aš nesupratau, kuo tai paremtas tas verslas, bet man atrodė, kad yra problema, nes reikia prisiminti, kad aš čia kalbu apie tokius laikus, kur mes namie ne visi turėjom kompiuterius ir toli gražu neturėjom interneto. Ne? Ir aš tą interneto kavinę atidariau mokyklai, kur tuo metu Dzūkijos vidurinė mokykla, man atrodo, pirma tada vadinosi, gavo 12 naujų kompiuterių ir nežinojo, ką su jais daryti, jie dulkėjo. Tai va, aš atvedžiau į tą mokyklą internetą, kuris kainavo kosminius pinigus, padariau reklamą, kur pradėjo eiti žmonės, labai sėkmingai ten ėjo, mes ėmėm 5 litus už valandą, plus mokymas, jeigu nori sukurti etatakas.lt pašto dėžutę ir taip toliau ir panašiai. Ir buvo faina, kol neatėjo mokslo metai ir rugsėjo mėnesį reikėjo vietom stumdyti su informatikos mokytu, nes jis grįžęs, 12 kompiuterių turi internetą. Žinai, kaip faina, jis ir fakultatyvą nori jau daryti, ir ten visą kitą, nu ir viskas, ir tu išėjai. Ir aš va tuo supratau metu, kad va kažkaip reikia, kažkaip va tą informaciją, žinai, gauti. Ir aš pradėjau rinktis, tada pradėjau klausinėti ir taip toliau, tada antras verslas barai, irgi ten tikrai tiesiog pradėjau labai gerų metų, tiesiog atsidarė pirmas iki prekybos centras, pas mane bokalas litas 60, pas juos gintarinis, kai dabar atsimenu, Švyturio alus, litas 62 ir dar už centą gali pasikeisti kamštuką į kitą butelį. Tai yra už litą 62 gauni 2 butelius ir plus dar butelius gali priduoti. Nu ir va tas pradėjo žudyti. Kad man kas būtų tuo metu pataręs, eik į maistą, gilink maistą, daryk kažką tai tokio, kas galėtų būti, gal aš dabar būčiau barų versle ir restoranų versle, ne? Ir vat nuo to momento aš visą laiką pats ieškojau informacijos ir kodėl nieks nesidalina, nu vat hebra, nu tu duokit. Ir aš jau žinojau, kad kai aš turėsiu pinigų, kai turėsiu laiko, aš tą darysiu. Bet kas tau buvo tas vat, toks momentas, supratimo, kažkokio bla bla bla, gal viskas ne taip? Graža, nu, aš labai
bijau, aš esu iš kaimo, iš paprastos labai šeimos, aš noriu pasiteisinti arba paaiškinti, kodėl taip atsitiko, kodėl aš turiu tokį didelį automobilį, ar kodėl aš ten gyvenu ten ir ten. Tai man norėjosi visą laiką paaiškinti, išaiškinti. Aš esu labai atviras žmogus, paprastas žmogus ir žiūrėk, darysi, turėsi. Tai va tas YouTube'as mano, žiūrėk, darysi, turėsi, o jeigu dar darysi taip, kaip aš dariau, arba taip, kaip aš sakau, jau nebedaryk, nes aš jau dariau, tai turėsi 2 ar 3 kartus greičiau ir kokius 5 kartus daugiau negu aš. Tai po barų iš karto buvo YouTube'as? Oi ne, tu ką, kur? Po barų tai buvo transporto verslas ir čia aš kalbu, mano barai tai buvo 2000-2002, o mes paskui čia YouTube'as tarnavo tik tai 17 metais, tai čia labai sukaupta ir išlaikyta 15 metų idėja ir mintis. Tai formatas nebuvo aiškus. Gavau gal knygą, nes iš tikrųjų žinau, kad visi jūs klausėt apie tas knygas. Tai pavyzdžiui, pirma knyga, kuri padarė labai didelį man įspūdį ar tokią inspiraciją keistis ir kažką tai daryti arba pasirinkti, tai buvo Tony Robbins Neribota galia. Kažkoks tai niekalas. Tai prasme, visai apie nieką, ar ne? Bet ten aš, kadangi vaikas buvau stambus, gal neturėjau kažkokių labai ten išskirtinių dalykų mokykloje, ar ne, tai aš ieškojau, kaip save realizuoti, kaip save kažkaip kitaip padaryti ir atkreipti dėmesį. Ten kažkas komikų tampa, kažkas ten dar kažko tai klasėje, ar ne, o aš pradėjau daryti tokius dalykus, tai veikti. Ar ne? Ir aš iš pradžių renginius mokykloje organizavau, paskui ten visokius viešas tas veiklas, ten visokie prezidentai, parlamentai, mokinių ir taip toliau. O paskui taip kažkaip paskaičius ten visus Tony Robbins ir taip toliau atsirado mane tos idėjos visos tas verslas. Kad čia, žinai, toks sportas ir gali sportuoti. O tai teisingai dabar suprantu iš to, ką pasakoju, kad niekad nedirbai samdomo darbo, tavęs nieks nesamdė. Va, aš irgi nekartą sakau, tai yra mano viena iš didesnių klaidų, kad aš turėjau per visą savo gyvenimą 2 tik tai vadovus ir labai trumpus periodus. Realiai aš per mažai turėjau samdomo darbo patirties ir per mažai pasimokiau. Tai visą laiką pasimokykit iš pradžių. Iš pradžių netingėkit, nueikit, padirbkit samdomą darbą. Aš iš tikrųjų per mažai pasiėmiau iš vadovų ir man dabar yra labai sunku kažką tai daryti. Aš prašau savo draugų, sakau, ar galiu aš tave pašešėliuoti darbe? Sakau, kaip aš čia dabar, žinai, atleidinėsiu savo buhalterį, tu čia į mane čia žiūrės. Tai dabar yra kiti metodai. O ką reiškia pašešėliuoti? Pašešėliuoti reiškia pastovėti. Vaikščiot kaip šešėlį. Jo, taip, pakopijuoti, pasižiūrėti, kaip jisai veikia jo versle, jo darbe ir taip toliau. Man tikrai noris, nes aš turiu tikrai labai savo akiratį, labai sėkmingų vadovų. Jie nesavininkai verslų, jie yra samdomi vadovai, dirba, kaip mano akim, tai už pakankamai mažus samdomus pinigus ir daro fantastinius dalykus. Ir jie nuo to kaifuoja. Aš nekaifuoju nuo vadovavimo, visai nekaifuoju. Tai mane labiau energetiškai gniuždo, negu mane pakelia. Tai aš sakau, gal aš kažką netaip darau, parodykit, gal aš netaip keturiu. Aš pradėjau filmuoti, jeigu mes darom online, aš visus savo darbuotojus įspėjau ir sakau, žiūrėkit, aš filmuosiu mūsų susirinkimą ir aš paskui analizuosiu. Aš aišku, jums taip nesakau, aš sakau, hebra, jūs dabar ką pasakysite, tai jūs privalėsite padaryti, nes aš turiu nusifilmavęs. Žinai, ir juokinga, ir žiauru atrodo. Bet to kaip darbuotojas, toks charizmatiškas labai vadovas, taip gal sakyčiau net nenuspėjamas, nes tave gali įkvėpti ir tu grįžti, sakysi, ne, žiūrėk, dabar tokią sistemą sužinojau, darom. Jo, pas mus kiekvienas susirinkimas tai kaip naujas performances. Iš tikrųjų taip yra. Tai aš sakau, aš esu geras lyderis. Labai norėčiau, kad po truputį mano kompanija ir jau auga, atsirastų mano dešinė, kairė ranka, kuri galėtų vykdyti tuos procesinius dalykus. Ar ne? Ir sugebėtų su manim konfrontuoti, kad ramiai. Bet iš tikrųjų kartais tas ramiai irgi netinka. Nes, pavyzdžiui, dabar mes versle aiškinamės, kas pas mus paslaugų daugiausiai apsukinėja. Siuntėjas, gavėjas, vežėjas. Keičiasi rinka. Ar ne? Ir jie sako, tai mes dabar 2 metus klausinėsim, ar perka vežėjas. Neturime tų 2 metų. Jie nesupranta. Sakau, ne, žiūrėk, mes turim šiam paklausti vežėjų, šiam siuntėjų, šiam gavėjų ir tada daryti sprendimus. O tada dar, kai surasim, kad samdo mūsų, sakykime, vežėjas, tai tada dar turėsim išsigryninti, kuris didelis, mažas, gražus, negražus, ta prasme, tarptautinis, vietinis. Ta prasme, tai yra daug klausimų, kur mano ta energija, aš esu labai praktikas. Aš esu ne kartą daręs testą ir tikriausiai žinai, užsimerkė ir sakai, atsimerk, kada bus minutė.
tai mano minutė baigėsi ties 18 sekundę dažniausiai. Ta prasme, tai faktas, kad aš esu spragtukas, man reikia greitai rezultatą. Tai dėl to reikia sukurti gerą komandą, kad kažkas tai tą įžemintų ir padarytų. O kas tau padeda suvaldyti visą informaciją, kuri tave pasiekė ir iš darbuotojų, ir iš knygų, iš visur? Ją kažkaip reikia sudėlioti. Aš turiu savo stipriasias pusės, turiu labai gerą atmintį, kur dabar labai pergyvenu, nežinau kas, ar dėl kažkokio tai nuovargio, ar dėl to streso, ar dėl kiekio, šiek tiek pradedu šlubuoti, labai pergyvenu, kad neteksiu savo šito supergalios, tai turiu labai gerą atmintį, turiu labai gerą klausą ir turiu labai gerą intuiciją. Sako, intuicija yra moteriška savybė, aš visiškai nesutinku su tuo, turiu gerą tą vadinamą čiuikę. O kas yra intuicija, tavo supratimu? Intuicija, aš manau, kad smegenų veiklos būdas numatyti tam tikrus procesus į priekį. Paėmus mažą kažkokią detalę, smulkų dalyką, numatyti, kaip jisai ateityje, ką jisai surutulios. Suprantu verslo kryptį, o žmonės taip irgi jų veiksmus numatai? Iš tikrųjų taip. Aš tikrai dėliojusi, kuris ten padarys, kuris nepadarys, kuriam to užtenka, kuriam to neužtenka. Gaila tik tai, kad tas irgi yra sunkus barjeras, nes tam tikra prasme, kai tu pradedi verslą, ypač nuo nulio, ar ne, tai tau reikia vieno tipo žmonių. Kai tu sukuri ten 9, kai sako darbuotojus, jau pradėk vadovauti. Ir tada tas dažniausiai žmogus, kuris sugebėjo iš skelbiu.lt nupirkti stalus, gauti iš kažkokių tai draugų kompą pasiskolinti, dirbti dieną naktį, dažniausiai, kai užkuri didesnę kompaniją, jisai nebegali vadovauti. Jau nekalbam apie instrukcijas, procesus, visą laiką daroma skirtingai, daroma neaišku kokiu laiku ir taip toliau ir panašiai. Ir tai va tas yra sunku kompanijai. Bet tiesiog, kai tada kompanijos prasideda didelės, kas yra privalumas, kodėl ten man patinka, kad jau taip įsivystėm, jie gali eiti per kompaniją. Ten, žinai, dabar mes startuojam su tokia paslauga Lietuvoje. Padarai ir atiduosi Jonui. Jonas toliau vadovaus. Gerai? Gerai. Pakalbėkim dabar apie tavo klaidas. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. O ar norėtumėt dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbui? Organ tai yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijas ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui, pusę metų, mėnesiui ar metam. Ir taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Mes visi klystam ir, žinai, klaida, tai kai sako, gal pamoka. Ir dabar aktualiausia matyti, ar kurioje dabar aš gyvenu, tai mano verslas, tas transporto ar su transportu susijęs verslas buvo labai pastatytas daug ant to vadinamo mūsų tranzito. Bet šiaip iš tikrųjų mes taip ir šalis kūrėm tokią politiką. Ne? Ir aš niekada negalvojau, kad čia reikia kažkaip diversifikuotis, iš pradžių ten kažkokį nekilnojamo turto prisipirkti. Ir ar negalvojau, kad reikia tiesiog plėsti tas rinkas, atrodė, kad čia taip viskas vyks, tiesiog reikia spręsti tuo metu susidariusius klausimus, greitesnis klientų aptarnavimas, patogesnis užsakymų pateikimo būdas ir taip toliau ir panašiai. O pasirodo, kad reikėjo eiti ir atidarinėti naujas rinkas per negaliu. Nors iš tikrųjų čia ir buvo tikrai labai daug darbo ir daug iššūkių. Tai čia manau, kad dabar tokia man aktualiausia pamoka, kurią labai norėjau išmokti padaryti. Kitas dalykas, aš manau, dar viena yra mano didelė klaida versle, kad vis tik, kad aš nekūriau iš pat pradžių gero vadybinio modelio. Ir aš neturiu tų žmonių, kurie man užtikrins rezultatą iš pat pagrindų. Tai yra, aš sugalvoju, tada nuleidžiu ir po truputį vyksta, nors iš tikrųjų aš juk per tuos 10 metų šiek tiek atitolau ir nuo kliento, ir nuo pačio proceso, tai gal va ta žemutinė grandis geriau sugalvotų, o aš paskui tik tai sugalvočiau, kaip ją įgyvendinti. Tai va dar viena mano klaida, galbūt, kad reikėjo iš tikrųjų kurtis kitą modelį ir girdėti patį tą operacionistą, kuris tiesioginė to žodžio prasme kuria vertę ir bendradarbiauja su klientu. O gali aiškiai vardinti, tai kaip dabar atrodytų tas bendravimas? Aš manau, kad reikėtų dalyvauti, gal čia, ta prasme, sunkiai pasakyti, bet tiesiog reikėjo sukurti tuose skyriuose team lydus, sukurti reikėjo tų lydų vadovus, ir paskui turėti gal dar mėnesinius ar savaitinius ir su tai žmonėm ir juos skatinti, galbūt motyvuoti. Ten dabar yra asaičiai lentos, yra visokios tenai idėjų bankai.
kaip tą būdą susirinkti, yra daug. Tiesiog tu, kai dažniausiai gesini gaisrus, kai daug užsakymų, klientai nepatenkinti, kad ilgai nepadarai, kad klaidų darai ir taip toliau, tu sprendi tas tokius dalykus ir tu apie tą ateitį, galvoji, kad ateitis tai čia tame problemos įsprendime. O iš tikrųjų ateitis, ką toliau generuoti. Tai iš tikrųjų, ta kultūra dabar keičiasi. Tai įgalink patį eilinį savo karį, kad jisai kurtų tau generuotų vertę ir kurtų tavo kompanijos ateitį. Tai čia labai svarbus dalykas. Iš tikrųjų, tų klaidų ar tų pamokų, tai pas mane gyvenime N+K. Ten jeigu pradėkime, aš niekada gerai nesusidėliojau ten akcininkų sutarčių ir turiu visą laiką kažkokių tai ten nesusitarimų, nesusipratimų ir nepadarimų. Niekada nevertinu to popieriaus, nors iš tikrųjų pats geriausias dalykas yra matyti popierius, gal jisai tuo metu ir aš jau dabar vadovausiu tokia, tai geriau dabar čia įsiaiškinsim, negu paskui, kai uždirbsim milijoną ir reikės tam pjaustyti į tas dalis ir tas padaryti. Tai su verslu susijusių tų pamokų aš galėčiau vardinti, bet iš tikrųjų pagrindinė pamoka matyti, tai atsirink tinkamus žmonės ir į partnerius, ir į darbuotojus pagal savo vertybės. Ir tada bus viskas gerai. Grįžtant vėl prie klaidų, kokią didžiausią sumą versle esi praradęs? Jeigu sakykim, kad dabar mes rūkom pypkę ir kiekvieną mėnesį turim po kelius šimtus tūkstančių nuostolio ir turim dabar išsikovoti rinkas, tai jau čia bus milijonai susikaupę per tuos karo metus. Bet jeigu skaičiuoti, pavyzdžiui, turėjau susimokėti 87 tūkstančius mokesčių vien tik tai dėl to, kad buhalteris neteisingai sudeklaravo akcijų pardavimą, tai, žinai, tu neatsuksi tokių dalykų. Tai čia skaudu, nes tie 87 tūkstančiai tai praktiškai metų laiko gyvenimo biudžetas, kuriuos tenka sumokėti. Ir tiesiog aš pasirašiau ir nepasigilinau, dabar jau išmokau. Tai iškiek klaida už 87 tūkstančius. Jeigu kalbėt apie tai, kad aš, pavyzdžiui, metus laiko buvau atidavęs samdomam žmogui verslą ir verslas atėjo į tokią situaciją, kaip dabar yra, tai irgi gal mano klaida, ar ne? Tai kaip ją įvertinti? Jeigu įmonė tuo metu turėjo 17 milijonų apyvartą, dabar turi 13, tai vėlgi skaičiuokim čia praradimas, ar ne? Tai milijonais. O buvai išėjęs iš įmonės, tai su kažkokiu tai tikslu laiko dėmesio savo skirti ar pakeisti kažką gyvenime? Išėjęs kažkur tai ir už durų užtrenkęs ar išvažiavęs į Fidžių salas, tai tikrai taip nebuvau. Dalyvau, kiekvieną dieną buvau ofise ir dalyvau savaitiniuose susirinkimuose, ten pavadavau, pavyzdžiui, pardavimų vadovą, tuo metu nebuvo ar kitus, bet aš koncentravausi, pavyzdžiui, į asociacijos veiklą. Buvau užsibrėžęs, kad asociacija turi turėti 100 narių. Buvau užsibrėžęs, kad asociacija turi turėti lydinti ten renginį. Transporto inovacijų forumą, kuris po šiai dienai yra didžiausias reiškinys mūsų transporto sektoriui ir daugiausiai inovacijų, daugiausiai žinių sužinoma ir paskui galima jas įgyvendinti, nes daroma kartu su ministerija, tai yra į valstybinių lygmenių, tai to forumo metu gali sėstis prie apvalaus stalo su ministru. Kad tas atsitiktų, reikia eiti į pietų, eiti ir važiuoti į verslo misijas ir kitus dalykus. Tai nėra taip paprasta, tam reikia laiko. Tai dėl to aš samdau žmogų, kuris užsiima operation. Bet kai žmogus užsiima operation, o žmogus negali vystyti to verslo. Tai čia yra tam tikri dalykai, nes jeigu tu turi gerą administratorių, o aš tikrai turėjau gerą administratorių, tai jisai niekada nebus verslo vystytojas. Nes jo yra tikslas prižiūrėti, kontroliuoti, spausti, mažinti, ar ne? Tai nieks čia nenumatė to karo. Kas galėjo pagalvoti, kad mes šiais laikais turėsim realiai važiuojančius tankus, mirusius nuo kulkų žmonės ir čia visai netoli gretimoje šalyje. Bet irgi, ar galima, būnant turint tiek daug įmonių, vis tiek turėti tokį pasitikėjimą kitais žmonėm, kai jie valdo tavo pinigus ir verslą? Nuo to pasitikėjimo ir prasideda. Tai jeigu mūsų vertybės vienodos, tai aš rūpinuosi juo, jisai rūpinasi manim ir mes padarysime ekstra mylį. Tai aš nei vieno įmonėje, nei vienam versle niekada nestačiau klausimo pinigai. Aš ten, pavyzdžiui, mačiau, kad nėra interneto, reikėjo spręsti problemą interneto. Matau, kad neįmanoma kirsti sienos, nes tai yra didelė biurokratija, daug popierizmo, reikia keisti tvarką. Matau, kad labai reikia daug žmogiško resurso, žmonių trūksta muitiniai daryti deklaracijas, reikia skaitmenizuoti tą procesą. Matau, kad ateina dirbtinis intelektas, kur gali 10-100 kartų greičiau patikrinti, ar tos prekės gali važiuoti ar negali važiuoti. Tai reikia tą skaitmenizuoti. Tai aš labiau sakau, žiūrėk, matai, kokia yra problema, matai, kaip kainuoja pasaulyje, netvaru, davai darom. Ir tada darom. Tai aš gal labiau dėl to termino, žinai, sakiau, man tai minutė baigėsi ties 18 sekundė.
Tai o kitam žmogui gal minutė baigėsi ties minutė 40. Tai va čia galbūt labiau mano yra toks ne pinigų prasme, bet tokio nusivylimo, kad žiūrėk, toks skaudus dalykas, taip jį reikia spręsti, nes ten jeigu skaitmenizuotume visus su muitinė susijusius procesus, mes iš Vilniaus penktadienį išimtumėm 30 km eilę, tai yra kamštį, va tiek, kiek sudaro krovininiai automobiliai, važiuodami tarp įmonių į muitinės. Tai įsivaizduot, kiek mes jums padėtumėm greičiau grįžti iš darbo į namus, greičiau nuvažiuoti į kažkokį restoraną ir kitą dalyką. Svarbus sprendimas. Čia mes kalbam tik apie Vilnių, o kur dar visas pasaulis ar visa planeta. O ką per savo praktiką pamatęs, kas be pinigų darbuotoją motyvuoja labiausiai? Vadovo reiklumas. Klausk, kada bus padaryta ir kodėl nepadaryta. Nėra pinigai, nes aš taip supratau, kad jeigu mes atimtumėm tai, kas yra, tada labiau skaudu, dėl to reikia kalbėti, kodėl tau neapsimoka to nepadaryti, nes tas menamas, tu gyveni dabar be tų 400 ar 1000 eurų. Gyveni, viskas gerai. Tai kas pasikeis, kai tu gausi, tu nežinai. O jeigu aš jau daviau, jeigu tu jau prisipirkai ten Netflix'ų, abonemento, dar kažkokių tų dalykų, ir aš dabar iš tavęs paimu, tai man atrodo daug skaudžiau. Tai man atrodo, kad motyvuoja, kaip bebūtų apmaudu, kaip bebūtų gaila, tai ne pinigai, o vis dėlto kontrolė. Reikia mums vadovam tikrai išmokti laiku ir vietoj paklausti, tai vis tik kodėl nėra rezultato arba kada jisai bus. Gal taip jausmas tavęs beklausant, kad tada jautiesi vertas, nes kažkam rūpi, juk visi mes norim būti įdomus ir reikšmingi. Čia tik tai reikia neperlenkti, nežinai, patys geriausi gaisrininkai visą laiką yra ir padegėjai. Tai čia, kad nebūtų taip. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Ta prasme, neperlenkti lazdos, nes yra ir narcizai, ir visi kitokie žmonių mūsų tipai, kur mes galim į tą užsivelti ir jausti iš to malonumo, o rezultato kaip ir nebus. Papasakok, ką be visų verslų dar gyvenime veiki? Turiu labai fainą hobį, kuris irgi atsirado iš verslo, tai yra turiu dalyvavimą žiedinėse lenktynėse. Tai kažkurie žmonės nuėjo į maratono bėgimą, ar ne? Kažkas tai ten eina į kalnus, kažkas į olas, vis tik yra tas palengvėjimas, ar ne, kur ten įveikiai 10 km, o ten 5, ar ten 21, ar 42, ir atrodo toks, žinai, ir endorfinas, ir tu įvykdai. Tai aš tą atradęs su žiedinės lenktynės, ir tai yra tapę mūsų darbuotojų ir mūsų klientų bendras hobis. Mes turim komandą, mes... Vis tiek su verslo pastasėjęs viskas. Ką padarytum? Jo, nes tai yra mano sportas, kurį aš sportuoju ir jame noriu turėti gerus rezultatus. Tai be abejo, tas autosportas tai atsirado iš to, kad mes pradėjom su Bunasta važinėti į parodas ir mes nežinojom, kaip save pristatyti. Ir aš pažiūrėjau Restos parodoj, Benediktas Vanagas Ginalą reklamavo įrankius. Žiūriu, kokia idėja, atsivežė automobilį, visi ten vaikšto, tas vadybingas bėgioja, vizitinės tas dalina ir mes tada paėmėm tą patį padarėm, pagaminom lenktyninį automobilį, mes dar papildomai leidom su ir pasivažinėti, Benediktas Vanagas tik tai pasifotografuoti, o mes dar leidom pasivažinėti. Aš labai daug padariau ant to, tik tai jau kai pradėjom sukti antrą ratą, klientas sako, tai kieno čia tas automobilis? Sakau, man. O tai sako, sijas, parodė, kaip čia reikia važiuoti, žinai, nes jie važinėjo, mes surinkdom per naktį vizitinės, atrūšiuodom klientus ir paskui vakare pakviesdom su to automobiliu pasivažinėti. Tai, teko išmokti. Ir taip išmokau, kad man labai patiko. Čia toks, žinai, kopimas ar maratono nubėgimas. Tu baigi tas 6, 12 ar ten 24 valandų lenktynės, tai tu jauti tokį palengvėjimą. Nėra tokio hobio, kuris nevirstų verslu pas Jurgį. Iš tikrųjų, tai vėlgi, ta prasme, tai yra užsiėmimas, tai yra veiklumas ir užsiėmimas. Tai aš, jeigu tai sakyčiau, kad monetizuoju, tai ne, tai nėra monetizacija, tai yra kontaktų, draugai, nežinau, networking. Bendras laikas, ar ne? Gal aš esu introvertas, man gal lengviau taip, aš suorganizavau renginį. Jo, žinai, mes žmonės, kai mums labai reikia, mes viską išmokstam ir viską galim padaryti. Tai aš suorganizavau renginį, jie atėjo pas mane į svečius, tai čia aš kur pas kurį eina, o ne man. Labą dieną, čia ačiū, kad pakvietėt, žinai, tai savotiška tokia pramoga ir kadangi mes čia Lietuvoje tą autosportą tikrai turim Palangos 1600 km lenktynės, tai čia, žinot, kaip festivalis mūsų. Ir visi laukia. Ir šiemet dėl krizės teko praleisti ir tu net neįsivaizduoji, kiek aš jos laukiau palaikymo ar priekaištavimo, o kodėl šiemet mes ne. Teko net kaip kuriem nupirkti pas konkurentus mano bilietus, kad jie galėtų patekti, nes mūsų klientai ten turi ypatingą progą patekti ten į pitus, prie ratų keitimo ir taip toliau ir jie tai vertina labiau matyti nei už nuolaidą, kad gali gauti mūsų paslaugom.
Tai teko pirkti pas konkurentus, kad kiti galėtų patekti ir pajausti tą emociją, nes jie kaip jau, žinai, tie narkomanai to adrenalino laukia. O ką teko gyvenime tokio drąsaus padaryti, kur reikia prieiti prie kokio nors žmogaus, nežinau, ten ypatingo, ne, ir pasimti per tas 2 minutės ar sekundės kelias dėmesį savo ir pasiekti rezultato? Aš strateguoju visą laiką, bet kad ten kažkokį lifto pitchą aš būčiau kažkam čia daręs, tai ir ar sėkmingai kažko pasigirti negaliu. Bet tarkim, vakar buvau Lenkijoje ir sprendžiu problemą, tai aš nematau ribų, kad aš negalėčiau prieiti prie to vieno ar kito žmogaus. Ten žmogus atidarinėjo banką ir turi pakankamai know-how, kurio man reikia, nes mano verslas susijęs su garantijom. Mes iš tikrųjų garantuojam, kad mokesčiai bus sumokėti. Ir tas garantijas pasidaryti nėra taip paprasta. O aš noriu, kad kiekvienoje šalyje, kur aš dirbu, tas garantijas turėčiau. Lietuvoje mes esam šaunuoliai, viską turim, Lenkijai mums nesigavo. Ir ten sakau, tai negali man padėti, ten tokių didelių bankų kalbų valdytojų. Ne, negaliu. O kas gali? Nebent aš, žinai, ir juokiasi, žinai, iš manęs. Tipo toks, ale pas mus Baranauskas, būtų Snoro banku. Sakau, jo, Baranauskas? Ir akurat, žinai. Ir aš nebijau, aš iš karto LinkedIn'e susiradau, rašau jam savo slibizavotą tą lenkų kalbą. Aš sakau, labas, aš Jurgis, man reikia tavo konsultacijų. Gali ar ne? Parašyk. Ir aš pats visą laiką, gali ar ne? Sakau, parašyk. Nes mano iš tikrųjų YouTube'as labai daug tų lydų generuoja. Tokių užklausų, žinai, padėti versti. Aš jau čia dabar net galvoju, kad kažkaip tai, nes nukenčia mano kiti darbai, tai jau net galvoju, kaip čia pradėti tą monetizuoti, nes man nesunku pasidalinti ir aš noriu pasidalinti su bendraja masė ir auditorija, bet kai pradeda konkrečiai jau lysti į savo verslą, aš sakau, tu gali man ten mano kainodarą peržiūrėti. Tai man tai užtrunka laiko, aš to prasme, tu gali su mano vadovu pasikalbėti, kodėl jis nepadaro to? Žinai, teoriškai galiu. Nes man irgi toks, žinai, kaip mažo maratono nubėgimas. Nes pačiam daryti nereikia. Toks, žinai, o tu, kai ateini kažkam kitam patarti, tai oho, ten tik stabdyk, žinai, žmogų, kaip tu gali. O jeigu dar iš to galima pinigų uždirbti, būtų visai fain. Patarti kitam lengva. O tu per savo gyvenimo kelią jauti, kai tavęs nepalaiko, bet tu įrodai, kad tai vertėjo daryti. Visa ta istorija ir prasidėjo. Aš atsimenu labai gerai mokyklos suolą ir gal 11 klasė ir mūsų auklėtoja sako, tas tai bus gydytojas. Jinai taip proporcionuoja, taip mato jau tą žmogų ateityje. Tas bus ten stomatologas. O šitas į mane rodo, tai bus verslininkas. Bet tada jinai turėjo omeny, kad toks kažkoks žulikas, vagis, žinai, toks, ta prasme, blogėtis. Aš galvoju, aha. Aš tau parodysiu. Nes aš jau tuo metu bandžiau įsiskirti, aš jau ten, sakau, turėjau tą interneto kavinę, tai ten su portfeliu lakščiau į Sodras, nors ir mokslo metai buvo, ten tikrai turėjo reikalų ir atidarytą įmonę ir uždaryti, nes 15,5 aš nieko negalėjau turėti, tai aš savo krikštų mamai ir blankinės individualią įmonę atidariau ir turėjau veiklą. Tai paskui, žinai, kad krikštų mamai neprikakoti, tai turėjau uždaryti tą įmonę, tai ten lakščiau. Tai sako, tai čia bus, žinai, tuoj palauk, aš tau parodysiu. Tai mano amikčinė, verslininkas aš. Gerai, žinutė, tikiuosi, kad išgirdo. O kiek to laiko lieka savo, sakai, intravertas esi, tai o savim, kaip žmogum, kaip asmenybė, kaip verslininku pasirūpini? Aš net nežinau, ką tai reiškia. Aš žinau, kad mano draugai ten visokius į spa važiuoja, ten į kitus dalykus. Man atrodo, kad man geriausias rūpestis savim tai yra miegas. Tai yra pats geriausias dalykas. Ir antras toks mano dalykas arba hobis, aš visą gyvenimą metu 10 kg. Tai jau atradęs esu badavimo stovyklą. Žinai, išvažiuoju savaitį laiko, lyg tai galiu ir dirbti iš tenai, lyg tai ir badauju, kiti faini žmonės su bendru tikslu susirinkę, ten, žinai, 7 dienos per savaitę masažai, ten kažkokios sveiko gyvenimo arba ilgamžiškumo paskaitos, man tai atrodo kažkaip rūpestis savim, žinai. Toks. Tai, bet reikia per save perlipti. Kaip papasakoti apie tos momentus, nusprendai badauti, tai pirmi jausmai, ką tu savo sakai? Davai padarysiu, negaliu dabar padaryti ten ir to srity rezultatą, davai bent jau padarysiu kažką čia su savo kūnu. Arba davai padarysiu, kas nuo manęs priklauso. Davai padarysiu, įrodysiu ir taip pasikrausiu energiją ir gal ir ten tada ateisiu padarysiu. Tai čia lygiai toks pats maratonas. Aš buvau ten, praeitais metais buvau sugalvojęs nuplaukti 500 metrų, pradėjau mokyti, žinai, plaukti ir ežere plaukiau, visai sėkmingai 4 atplaukiau. Tai ten lygiai taip pat lenktynės, tai lygiai taip pat ir šitas badavimo stovykla, plus, kad tu dar nusimeti ten, žinai, šį kartą nebuvo taip gerai kaip praeitą kartą,
nusimeti kažkiek to lengvo svorio, bet tu kiekvieną kartą gauni kažkokios labai svarbios savo informacijos apie tą ilgamžiškumą. Gyventi aš noriu bent jau iki 90 metų, tai tikrai, nes dabar aš to, žinai, tikrai, dar nejaučiu to kaifo ar jausmo, visi su atsakomybės kažkokiam tam tokio riboj, tam suveržime. Ir ten yra tokių minčių, kad gal ten žiemos metu išvažiuoti kažkur į Ispaniją, bet žinau, kad tai nebus labai didelis kaifas, nes yra kažkoks suveržimas, žinai. Tai norisi galbūt ten, žinai, gal nuo 50 prasidės tas toks, žinai, kada ten gali biškiai atsipalaiduoti ar dar kažkaip. Tai noriu ilgai gyventi, dėl to mane visas ilgamžiškumas labai domina, visų ląstelių atsinaujinimas, visi kiti dalykai. Ir tikrai viršsvoris čia visai nepakelius. Bet jau matai tą viziją, projektuoji, kaip turi atrodyti tavo senatvė, 90 metų? Tai aš žinau pavyzdžių, kai 83 metų žmonės kandidatuoja į prezidentus. Ne? Tai aš aišku, kad matau, kad tikrai galima dar daug ir ilgai padaryti kažką. Irgi sakai, priklausai tam 5 valandos kelimosi klubui, bet o kaip susiplanuoji dieną, kada ir kaip, ir pagal kokius kriterijus? Iš tikrųjų, labai paprastai. Jeigu tai nėra sutarti kalendoriai ten susitikimai ar tie vadybiniai dalykai, kuriuo reikia ir kuriem reikia ruoštis, tai dažniausiai aš imu iš savo sąrašo darbus, kurių turiu padaryti ir juos tiesiog darau. O tas labai paprastai. Aš naudoju Notesus labai gerai, nes naudoju Apple produkciją, tai jinai ten sinchronizuojasi, bet kartais darau ir Wordą. Ir labai mėgstu penktadienį, pavyzdžiui, atsisėsti ir viską išrašyti į tą Wordą, kad galėčiau į ten į savaitgalį išeiti. Jeigu penktadienį nepavyksta, tai tada šeštadienį visą laiką ilsiuosi nedarau, bet imu sekmadienį. Ir čia atsirado iš Sauliaus Jovaišos patarimas, ten tipo boso valanda. Aš pasiskiriu ir tas šeštadienį nebegalvoju apie tos, nežinau, kad sekmadienį turiu tą pasiskyręs valandą, kur atsisėsiu. Nesvarbu, aš nevažiuoju dabar ten į ofisą. Nors anksčiau aš važiuodavau, kad būtų tokia, žinai, išeiti iš tos aplinkos. Ir jau tu prisivertį atvažiavai, tai davai, viską susitiekim į tą sąrašiuką. Ir automatiškai išeina, kad kažkokį prioritizuojasi. Ir tu automatiškai matai, kad jau reikia prioritizuoti. Tai jeigu jau labai svarbu ir jau yra prioritetas, tai jau tada imu ir dedu į kalendorių tiesiog kaip darbą, kad jau būtų užrezervuota. Jeigu tai gali būti padaryta arba ryte valandą prieš darbą, arba vakare po darbo, tai jisai ten guli tam to-do liste ir aš irgi kaifuoju iš to to-do listo kažką tai ištrinti. Bet tai yra tiesiog paprastas wordinis failas, aš nenaudoju ten jokių, yra ten krūva slekų, ten yra visokių kitų dalykų. Man jis per sudėtingas, nes aš jį darau tiesiog važiuodamas, atsimenu, tikrai stengiuosi savo galvos nenaudoti, prisiminti ten vienam ar kitam dalykui. Ir tam sąraše aš darau tokius tiesiog labiau dalykus, kurie, man atrodo, strategijai svarbus. Tie tokie, kurie turi būti kurie didelis akmuo, ne kažkoks mažiukas, o tuos mažus, nors sako, tai visiškai vadybiškai blogai, aš darau iš karto. O jeigu tu manęs paprašysi atsiųsti telefoną, tai aš jau geriau jį dabar iš tau iš karto atsiųsiu, sakysiu, stop, Laura, nebefilmuojam, aš tau jį iš karto išsiųsiu, nes aš paskui nebeišsiųsiu. Jeigu aš neužsirašiau, tai aš paleidau. Ir žinok, būna taip dažnai, kad tokie jau ten tampa nebesvarbus, arba ten, jie tiesiog apie juos net nereikia galvoti ir paleisti. O tų dalykų, kurie man yra svarbus ir aš neįrašiau, aš paskui labai gailiuosi ir graušiuosi. Man ten pikta iš tikrųjų, kad aš ten nepadariau, ar ten, tai ašgi apie tai pagalvoju. Ir dabar jau po truputį atsiranda kitas sąrašas, toks strateginis. Aš, pavyzdžiui, ten dabar galvoju, kad o kodėl mums nepadirbėjus su brangiais kroviniais, ar ne? Nes mūsų tas verslas garantijos, reiškia jos, kuo brangesnis krovinys, tuo didesnė garantija yra ir ten gali būti vaistai, gali būti karinė technika, dabar jos daug važiuoja, gali būti, tarkim, orlaivių technika. Ne? Ir aš tada darau likti kaip tokį projektėlį, net likti aprašinėju, nes nebenoriu šaudyti, kad, pardavėjai, dabar bėkim pas tuos klientus. Ne, aš tai biškai taip įsižeminu tenai, prašau tokį rašinuką ir tada tas rašinukas, kaip sakant, arba įgauna kūną, arba jisai ten jau energetiškai paleidžia ir jau galvos mano nebenervina, arba ne, ir kaip ir manęs nebetrigė. Bet tu, pavyzdžiui, ir praeitos savaitės kiek buvo padaryta ir ką darai su tais darbais, kur vis nepadaryta ir nepadaryta? Nėra tokių darbų, kur vis nepadaryta ir nepadaryta. Tai prasme, kad aš būna ten, tarkim, kažkoks nemalonus skambutis, nemalonus klausimas ir nebūtinai net su manim susijęs ten kažkas kažko nepadarė ir tu ten turi priminti ir taip toliau, tai aš dažniausiai tą darbą darau patį pirmą. Ir visą laiką įmuosi ir visiškai nepergyvenu, kas bus ir vadovausiu tą taisyklę. Tai geriau aš dabar sužinosiu, kaip yra, negu ten nebus. Nes labai žiūriu, daug žmonių atidėlioja ir taip galvoja, kaip bus. Tai aš nuo pat mokyklos laikų, aš buvau tas, kuris, žinai, šoku prieš traukinį, o paskui arba pabėgsiu, arba pervažiuosiu. Visą laiką. Aš, pavyzdžiui, neišmokęs kontrolinio, aš vis tiek geriau eisiu į kontrolinį,
ir galvosiu, kad gal pataikysiu klausimus, gal ten kažkas tai kažkur kažką pašnipždės, gal ten kažką parašys, bet ne tas, kuris pabėgs iš pamokos, nes dėl to, kad bus kontrolės. Tai taip ir darbė. Aš visą laiką imsiu ir tą darysiu, o ne tai, kad pabėgsiu nuo to. Čia yra gera knyga parašyta Briano Tracy, Eat Your Frog. Pirmiausia, suvalgyk varlę, nes tai bus blogiausia, kas tau galėtų atsitikti šiandien. Jo, aš gyvenime esu praėjęs tas visas, iš tikrųjų, dabar tu mini tas visas knygas, kurios yra, tai man lygiai taip pat ir ten tie 7 sėkmingo žmogaus įpročiai. Tai aš tikrai manau, kad aš jais vadovaujuosi ir manau, kad iš tikrųjų jie labai daug lemia ir mano tą dienotvarkę sudarimą ir visą kitą, ta prasme, kad, first should be first. Ką galėtum palinkėti žmonėm, kurie klauso šios laidos ir dabar dirba įprastinį darbą, bet jaučia kažkur viduje, kad nori susimastyti ir užduoti savo teisingus klausimus gyvenime? Pirmiausia, tai jeigu reikia įkvėpimo, tai eikite ten, kur tas įkvėpimas gali atsirasti. Ar tai galėtų būti konferencija, ar tai galėtų būti kažkokia tai verslo misija, ar tai galėtų būti jūsų įmonės paroda, ar ne, tai toj vietoje, kur yra tas įkvėpimas ir turėtų atsirasti. Kitas dalykas, negalima laikyti galva taip neveikia. Arba turi būti išrašyta, dar geriau ranka išrašyta ir tada susidėliosi. Bet aš gal sakyčiau, kad daugiausiai žmonės bet kokią mintį, ir gerąją ir blogąją prasme, nužudo veiksmas. Turiu menį, jeigu tu galvoji, kad ten, oi, čia toks geras verslas, man reikėtų nuo jo pradėti. Tai tu pradėk jį daryti ir arba jisai taps verslu ir gims kūnu, arba jisai žus. Ar ne? Tai reikėtų tą mintį pradėti ten detalizuoti. Ir aš manau, kad dažniausiai žmonės kažkaip tą verslą ar savo veiklą, kitą, jie supranta kaip tokį, kaip paminklą, ir nori susikurti savo paminklą, bet nežino, ką su juo darys. Gal jo niekam daugiau ir nereikia. Nes dažniausiai, aš tikrai matau pas mane jaunų žmonių, apsimokę, išeina, kuria savo tipo verslus, tai jie ne nuo klientų pradeda, o nuo ofiso, nuo kompiuterio gero, nes direktorius tai tokio mane nupirko, o aš jau nusipirksiu savo kompiuterį. Įvaizdis. Jo, toks, aš jau dabar verslininkas. O iš tikrųjų visą laiką reikia pradėti nuo klientų. Tai pirmiausia, eini, gauni įkvėpimą, tada detalizuoji, ar nusižudėjai, arba gavai kūną, ir tada pradėk pasižiūrėti, ar kam nors, ar kitam reikia, ar čia tik tai tau reikia. Gal irgi gerai, jeigu tu dirbi, uždirbi ir savo gali kažką tai susikurti ir padaryti, tai, why not, bet tiesiog tada KPIs kiti. Tada tavo ne pardavimai, ne apyvarta, ne pelnas, o kaip gražu, kokioj vietoje ir kaip ten tas turėtų atrodyti. Bet daugelis verslų idėjų gerų žūsta pirminėme etape, nes neužtenka kantrybės arba pasiduodi aplinkos spaudimui. Oi, čia tai teisybė. Aš nei vieno verslo nesu padaręs taip. Aš nesu gyvenime nieko pigiai nupirkęs ir labai brangiai pardavęs. Aš viską esu daręs per ilgą tokį periodą su nuopoliais, pakilimais ir taip toliau. Ir su visais tai, kalneliais, kad arba daug užsakymų, bet mažai darbuotojų, arba daug darbuotojų, bet mažai užsakymų. Ir taip niekada nebuvo, kad yra. Tačiau yra tokių žmonių, kurie gali ir taip padaryti, moka. Tai čia, kiekvienas pagal savo patirtį sukauptą, tai gali kažką tai vienaip ar kitaip daryti. Tiesiog faktas, kad pirmiausia, tai reikia turėti patirties, o antras tai reikia daryti. Ačiū Jurgi labai už pokalbį, bet turiu tau paskutinį klausimą. Jeigu galėtum visam pasauliui, viso pasaulio žmonėm pasakyti žinutę nuo savęs, kur pažinutė būtų tavo vardas ir pavardė, ta žinutė pasiektų kiekvieną, nes būtų visur išspausdinta, visur matoma, tikrai pasiektų kiekvieną. Kas būtų parašyta? Kuri kamera mano šita? Taip. Tai bet kokią mintį nužudo darbas. Tai pradėkit daryti. Ačiū labai. Prašau. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.